kur šiuo metu mes esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Mes esame Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje, o ši vieta svarbi tuo, kad aš šioje mokykloje dirbu jau 20 metų. Kaip STEAM veiklos yra įgyvendinamos jūsų mokykloje? Didžiausias lūkestis ir buvo mokytojų, mokinių, vadovų STEAM laboratorijos sukūrimas. Ir mes jau dar nebuvo prasidėjęs STEAM projektas, mes jau mokykloje turėjom robotikos klasę ir robotikos įrengimai buvo. Ir mokiniai lankė neformaliojo būrelius robotikos. Tai kaip tik STEAM laboratorija mums pastiprino, įsigijom daugiau priemonių. Na, o jeigu kalbėtume apie gamtamokslį ugdymą, tai būtent STEAM laboratorija labai atliepia atnaujinto ugdymo turinio privalumus. O ką jums reiškia įtraukusis ugdymas? Įtraukusis ugdymas. Jeigu kalbėtume, tai kad vienodos galimybės sudarytos visų poreikių ir galimybių mokytis mokykloje, neišskiriant negalios specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Ir ypatingai yra svarbus universalaus dizaino principas. Pastoliavimas, kur mes, kai švietimo sistemai pradėjom kalbėti apie pastoliavimą, kas tai prieš daugelį metų nesupratom, kas yra. Aš jau šioje mokykloje dirbu 20 metų ir gal prieš 18 metų buvau atvažiavusi, jeigu teisingai pamenu, mokslininkė iš Australijos ir mums pasakoja, kaip reikia dirbti su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimo. Tai dabar jau kasdienybė. Kaip kultūrinis ugdymas yra organizuojamas jūsų mokykloje? Prieš prasidedant tom projektui, programos įgyvendinimui, nuvykome į kūrybinės dirbtuves į Vilnių ir man tai buvo apskritai šita veikla, kultūrinis ugdymas, kažkokia mistika. Na ką gali mokykla, tam yra kultūros įstaigos. Ir tada, kaip tik teko dalyvauti vienos grupės dirbtuvių veikloje, tai buvo galutinis rezultatas cirkas. Tai pravažiavome mokyklą su tuo cirko mintim, bet kažkaip gimė, o kas, jeigu mūsų mokykla pati didžiausia Jurbarko rajone ir mes kartu su mokiniais pastatytume miuziklą. Ir vau, jo premjera bus 2026 metų sausio mėnesį. Kokie turi būti tolimesni mokyklų, savivaldybių, nacionalinių institucijų veiksmai, siekiant užtikrinti projekto veiklų pasiekimų tęstinumą? Aš manau, kad tas projektas ir bus tęsiamas toliau, nes, sakykime, vien mes turim Jurbarko rajono savivaldybės veiklos planą 3 metų ir mes jau esam pasiplanavę nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus. Na ir aš labai džiaugiuosi, kad šiemet 25 metais mes tikrai viršijom 8 klasių mokiniai ir matematikos, ir lietuvių kalbos, ir literatūros. Žiūrėsim, kaip bus kitais metais. Čia yra vienas iš tų. Toliau, kad bendruomenė tęs ir mano mintyse, aš manau, kad ir mokytojų, o kodėl mums nepastačius kito miuziklo po metų, po 2, o, sakykime, finansavimui ir savivaldybė prisideda, kiek yra programų projektų. Na, mes nesėdėm vietoje, dalyvaujam ir kitose projektuose, programuose. Tai tikiuosi, kad tikrai tas projektas bus tęsiamas. Toliau įveiklinta STEAM laboratorija, įveiklintas multisensorinis kambarys. Taigi viską mes tą turėsim ir toliau plėsim. Ką norėtumėte palinkėti mokyklos bendruomeniai, mokytojams, mokiniams? Pirmiausia, tai neužstrigti laikmetyje, nes pokyčiai nuolat kasdien ateina nauji. Skubėti niekada nereikia, reikia visada apgalvoti, priimti tinkamus sprendimus. Na ir komunikacija. Komunikuoti su mokyklos bendruomenė. Labai daug problemų, nesusipratimų yra išsprendžiama, kai yra patvari komunikacija ir visada turėti kūrybiškumo jausmą. O jeigu pas mokytojus dega ugnelė, tai tu žinai, komandinis darbas vyks puikiai ir gerai.
mes esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Jūs dabar lankotės Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijoje ir tai yra mano darbo vieta. Ne tik, tai yra bendruomenė, kurioje auga vaikai. Koks pokytis bus pastebimas įgyvendinus šią programą po 2, 5, 10 metų? Na, aš manyčiau, po 2 metų tai tiesiog bus naujos praktikos, nes mes turime laboratorijų ir mes tiesiog vykdysime naujas praktikas. O jeigu kalbam apie ateitį, tolimesnę ateitį, tai aš manyčiau, kad turėtų keistis mokyklos kultūra, gal ne tik mokyklos, bet tiesiog švietimo sistemos kultūra. Ir tada pasikeitus, toliau kiti pokyčiai yra neišvengiami. Tiesiog mes turim suprasti, kad mes padedame asmenybei augti. Tinklaveika, kaip ji pasireiškia? Labai svarbu, kad šitas projektas taip pat yra numatęs tinklaveiką, nes mūsų rajone yra ir netų mokyklų. Tai buvo labai malonu, kad daug veiklų vyko, kur mes kvietėmės netų mokyklas iš rajono ir visi mokiniai kartu dalyvavo mokymuose, susitikimuose su mokslininkais ir netgi šitoje studijoje taip pat kūrė savo projektėlius. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis. Aš pati esu anglų kalbos mokytoja, aš jums sakiau, kad daugiau menas ir gamtos mokslai buvo įtraukti į TUM veiklas, bet buvo vienas projektas, kur aš net ir pati sudalyvavau, todėl galiu sakyti iš savo patirties. Tai jau minėtas projektinių darbų kūrimas matematika jungiamos. Tai buvo integruota veikla, kada daugelis dalykų buvo integruoti su matematika. Ir mano pačios vienas mokinys darė projektinį darbą kartu su matematika anglų kalba ir buvo labai įdomu stebėti, kaip pradžioje prieš konsultaciją su mokslininkais, kaip jam buvo neramu, kaip jis galvojo, aš nežinau, kaip čia man ką pasakyti, bet tiesiog konsultacijų metu, kada mokslininkai nuoširdžiai domėjosi idėjomis, pagelbėjo jas išplėtoti ir kiekviename kelyje patarė ir konsultavo, mano mokinys tiesiog atsiskleidė. Pasidalykite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokytojų pokyčių istorijomis. Tai labai įdomus dalykas, nes iš pradžių mokytojai buvo gana kritiški, o vaikai buvo kaip visada atviri naujovėmis. Bet specialistai, kada gavo tiek įrankių ir erdvių, mokymo priemonių, tiesiog matėsi, kaip žmonės save atranda tuose eksperimentuose, veiklose. O koks pokytis galbūt taip aiškiai nesimato, bet jis yra labai reikšmingas? Pokyčiai, tai ką matome, tai matome, bet reikia suprasti, kad šiuo laikotarpiu vyko daug labai veiklų tiek mokytojams, tiek mokiniams. Ir aš manyčiau, kad tas pokytis jisai dar pasimatys, nes jie gavo labai daug žinių ir norint, kad tai taptų įgūdžiais, tam reikia praktikos, tolimesnės praktikos. O kokias pamokas jūs asmeniškai pasiėmate iš šio projekto įgyvendinimo? Tas posakis, kad vienas lauke ne karys, tai man jis kaip svarbiausia pamoka, nes jeigu nori, kad būtų kažkoks pokytis, tai reikia visiems kartu dirbti bendram labui.